9 laiškas. Būkite kūrėjo bendradarbiais. Jam reikia jūsų pagalbos. Nustokite kūrėją aukštinti ir jam lankstytis. Nereikia jo bijoti ar jaustis menkesniu. Jam to nereikia. Geriausia malda kūrėjui yra jūsų dėkingumas. Gražiausias vaizdas – laimingas žmogus. Jam reikia jūsų draugystės, noro dirbti kartu, įkvėpimo, tikėjimo ir atsidavimo. Tik per jūs kūrėjas gali išskleisti savo kūrybą ir savo genialias idėjas, kurių virpesius jūs pagaunate, išlaisvinę savo sąmonę ir galite įmaterinti šioje gražioje žemėje. Kūrėjui reikia jūsų rankų. Jam reikia jūsų tariamų žodžių, rašomų tekstų, piešiamų paveikslų ir visos kitos nuostabios žmogiškos kūrybos. Žmogus dažnai nori įsikibti kūrėjui į ranką, tai žinokite, kad kūrėjas taip pat nori įsikibti jūsų ranką, būti jūsų veiksmuose ir mintyse, išjausti ir pažinti žmogaus būti per jūsų suvokimą. Leiskite per save sklisti kūrėjo šviesai. Būkite jo šviesos kanalu ir gerumo nešėju. Kasdien kartokite, tebūnie pašlovinta dieviškoji šviesa. Ir jūsų kasdieną pripildys kūrėjo meilė ir šviesa. Jeigu netikite, tuomet darykite tai iš smalsumo ir žiūrėkite, kas keičiasi. Pastebėkite, kaip jūsų kasdienoje atsiranda daugiau šviesos ir meilės. Jeigu būsite budrus, pastebėsite, kaip kūrėjas išmaniai su jumis bendrauja, kaip jis atsako į jūsų užduotus klausimus ir siunčia jums žinutes. Tik išmokite jas pastebėti. Tai gali būti kito žmogaus lūpomis ištarti žodžiai ar perskaitytas tekstas, pamatytas vaizdinys, išgirsta muzika ar netikėtai šovusi nauja mintis. Jis jus pasieks jums suprantamiausiais būdais. Tik išreiškite sąmoningą ketinimas ir norą su juo bendrauti. Drąsiai jo klauskite, prašykite, aiškinkitės ir diskutuokite. O paskui skirkite laiko tylai. Dažnai atsakymai jūs aplanko tyloje, susikaupime ar per sapnus. Leiskite savo būti nežinioje. Visi atsakymai žmogų pasiekia tinkamiausiu laiku ir pasikliaukite savo vidiniu žinojimu ir pajautimu. Jūs jau dabar žinote visus atsakymus. Iš tiesų, jūs žinote, ką jums daryti. Tik klausykite savo vidaus, savo širdies, savo kūno pojūčių, savo žinojimo. Jeigu vis tiek abejojate savo pasirinkimais, ženkite pirmą žingsnį ir gyvenimo sąmonė jums parodys, ar pasirinktas kelias teisingas. Jeigu pajusite lengvumą ir energiją, jeigu visos aplinkybės ims klostytis palankiai ir sutiksite jums reikalingus žmones, reiškia jūsų sprendimui yra paduodama papildoma energija, nes jis yra tikslingas jūsų augimui. Žengdami drauge su kūrėju, eisite greičiau ir tiesiau, o kas svarbiausia, nueisite ten, kur jis jūsų lauks.